Dainininkas Merūnas Vitulskis seka žmonos Erikos pėdomis. Nuo rudens jis suksis ant šokių projekto parketo. Kaip ir dera tikram maksimalistui, Merūnas neslėpia. Į LNK projektą kviečiu šokti pažadinta aistra, jis eina būti geriausiu. Jau ir taip gerokai sublogęs Merūnas nusprendė, kad šokiai geriausias būdas dar pagerinti fizinę formą. Nereikia jokių fitnesų. Šokiai bus labai gerai formai palaikyti. Treniruočių dar nepradėjau. Šokiuose partneris labai svarbus, kad sutaptų auros skoniai. O šokiai ir laikysenai, ir savišvietai tai labai imtini darbšti sritis. Žmona labai apsidžiaugė, kad šoksiu, o ir man pačiam tai mažiausiai liestas dalykas. Aš nei šokęs, nei intensyviau judėjęs. Tikrai stengsiuos, juk einu ne šiaip, o būti geriausiu. Delfi sakė Merūnas Vitulskis. Paprastai iš vieno koncerto į kitą lekiantis Merūnas dėl perkrautos dienotvarkės nesigraužia ir tikina, kad norų turi tiek, kad suspės viską. Po startavus šokių projektui Merūno laukia jau suplanuoti koncertai, pasirodymas Virgilijaus Noreikos gimtadienyje, kelionė į Ispaniją. Šie renginiai, pasak Merūno, jam taip pat didžiulis stimulas sportuoti šokių aikštelėje. Jis siekia gauti kuo geresnę fizinę formą ir nori kiek pakoreguoti savo gyvenimo būdą. Projekto Šarka dalyvė Kristina Ivanova pagaliau gali lengviau atsikvėpti. Sostinės Perkūnkiemio kvartale atidaryta grožio studija Kristina. Palengva įgauna pagreitį, o surengtas studijos pristatymo vakarėlis sulaukė nemenko žiniasklaidos dėmesio. Tiesa, Kristinai dar reikės priprasti prie kreipinio direktorė. Mat tokias aukštas ir atsakingas pareigas ji užėmė pirmą kartą gyvenime. Dainininkė vadovauja nemažam būriui darbuotojų. Studijoje be jos dirba administratorė, 3 kirpimo ir stiliaus meistrės, 2 visažistės, 2 pedikiūro, manikiūro meistrės ir kosmetologė. Visas paslaugas direktorė išbandė pati ir, kaip pripažįsta, ir pati nesibodė aptarnauti klientų. Tai visai neseniai vienai moteriai pati plovė galvą. Pirmosios darbo dienos, pasak Kristinos Ivanovos, ne tik pasiteisino, bet net ir pranoko lūkesčius. Investavau daug darbo, bemiegės naktis, gerą nuotaiką ir gavau be galo didelį draugų artimųjų palaikymą. Šį vakarą čia yra visi tie žmonės, su kuriais aš iš tiesų bendrauju. Visi žmonės čia yra tikri, pasakoja Kristina Ivanova, studijos vidun dzingsint taurėms, kurias už jos verslo sėkmę kėlė tėvai, sesuo Natalija Bunkė su sutuoktiniu Danieliumi, Šarkos, Ieva Stasiulevičiūtė ir Gintarė Valaitytė, bei dar keletas mažiau žinomų žmonių. Justinas Bieberis surengė pasirodymą, kaip pats sako, aukščiausiame Paryžiaus statinyje, o per pertrauką tarp dainų išbėgęs į užkulisius atsitrenkė į stiklo sieną. Dainininkas pasakojo, už stiklo buvo turėklai, tad aš ėjau link jų ir atsitrenkiau galvą į stiklą. Justinas Bieberis nuo smūgio šiek tiek apsvaigo. Jam pavyko susikaupti ir grįžti į sceną užbaigti savo pasirodymą. Vis dėlto, po koncerto einant į persirengimo kambarį, lipdamas laiptais, jis maždaug 15 sekundžių nualpo ir į nieką nereagavo, kol galiausiai atmerkė akis. Gydytojai tvirtina, kad Justinas Bieberis patyrė smegenų sukrėtimą, tačiau rimtų pasekmių nėra. Pats atlikėjas sako, kad dabar jaučiasi gerai, tik truputį skauda galvą.
Masačusetso valstijoje, JAV esančiame Boksfordo mieste, į vieno namo kiemą įsibrovė 6 karvės, kurios išgąsdino ten besilsėjusias merginas. Kaip pasakojo pareigūnai, pranešimas apie pasklydusias karvės gautas vėlyvą vakarą. Policijos pareigūnai aptiko galvijų buvimo pėdsakus vienoje iš gatvių ir nusprendė paskui juos sekti automobiliu, tuo pačiu metu mėgindami susisiekti su netoliese gyvenančiais karvių šeimininkais. Supratusios, kad yra persekiojamos, karvės nusuko iš kelio ir užklydo į namą, kur kelios merginos surengė vakarėlį. Girdėjau, kaip jos kieme klykė ir beliko tikėtis, kad karvės jų netrypė, žurnalistams sakė policininkas. Atvykę į įvykio vietą pareigūnai pamatė, kad 12 ar 13 merginų vengdamos susidūrimo su karvėmis slėpėsi namo terasoje. Tuo metu nekviestos viešnios vartė bokalus su alumi ir laižė šį gėrimą nuo stalų. Kai kurios rausėsi šiukšlių konteineryje. Jos tiesiog atėjo ir pradėjo vaišintis, aiškino policininkas. Pareigūnai tvirtina, kad kai kurios merginos buvo labai sukrėstos, mat dauguma jų yra nevietinės ir nėra pratusios prie užmiesčio gyvenimo Boksforde. Tai Bostono priemiestis, kuriame gyvena apie 8 000 gyventojų. Netrukus į įvykio vietą atskubėjo karvių šeimininkai. Augintinės namo išginti buvo ne taip jau paprasta. Nors karvidė buvo visai netoli, 6 karvėms ten nuginti prireikė valandos. Atlikėjai Pink teko padaryti priverstinę pertrauką naujausio albumo įrašuose. Socialinėme tinkle moteris paviešino nuotrauką, kurioje ji nusifotografavusi ligoninės lovoje. Gal viskas dėl to, jog mano mama visą gyvenimą dirbo ligoninės priimamajame medicinos sesele. Apvilkite mane pižama, pastatykite lašelinę ir aš jau laiminga. Skrandžio gripas užknisa, bet morfinas tikrai ne, rašo dainininkė. Sveikatos problemos Pink užklupo iš karto po to, kai ji pirmą kartą gyvenime kaip mama atšventė motinos dieną. Dainininkė prasitarė, kad pradėjo įrašinėti naują albumą. Tai pirmasis naujas jos darbas po 2010 metais pasirodžiusio geriausių dainų rinkinio. Tačiau jauną moterį domina ir kitokia veikla. Praeitų metų pabaigoje ji ir jos vyras Carey Hartas išdavė, jog galbūt visai norėtų ir daugiau vaikų. Pink tikina, jog jos naujasis albumas tikrai nebus skirtas vaikų auditorijai. Amy Winehouse tėvas nusprendė parduoti namą, kuriame gyveno ir mirė garsioji soul muzikos atlikėja. Už namą tikimasi gauti 2,7 milijonų svarų, tai yra 3,4 milijonų eurų. Dainininkės tėvas teigė tam ryžęsis sunkia širdimi. Problemų dėl alkoholio turėjusi Amy Winehouse buvo rasta negyva savo namuose praėjusių metų Liepos 23 dieną. Tėvas ir dukra namą Londone už maždaug 2,2 milijonus eurų pirko 2010 metų balandį. Namas stovi tuščias. Jį išlaikyti daug kainuoja, sakė Mitchas Winehouse'as. Amy ir aš daug prie jo dirbome ir jį mėgome. Tikiuosi, kad jis įgis maloni šeima, jis yra kupinas meilės. Pradžioje šeima planavo garsiosios dukros namą pasilikti. Per praėjusius 40 metų jis turėjo tik 2 šeimininkus. Buvo ketinami name įkurdinti labdaros organizaciją, kurią atlikėjos tėvas įsteigė savo dukros vardu. Skelbime apie buvusią namo šeimininkę neužsimenama. Prie namo iki šiol dainininkės gerbėjai beveik kasdien atneša gėlių, laiškų ir pliušinių žaislų.
Švedijos dainininkė Loren, atstovavusi šalį šių metų Eurovizijos dainų konkurse, save laiko labai drovia mergina. 2012 metų konkurso nugalėtoja, išgirdusi, jog laimėjo, pirmiausia puolė dėkoti savo gerbėjams, jog šie patikėjo tuo, ką ji daro. Vėliau spaudos konferencijos metu Loren pasidalino savo sėkmės paslaptimi. Aš daug miegojau ir daug valgiau prieš konkursą. Taip pat stengiuosi daug negalvoti apie savo pasirodymą. Jeigu atvirai ir sąžiningai, esu labai drovi mergina, sakė ji. Paskutinių repeticijų metu atlikėja scenoje netyčia prarijo dirbtinio sniego, todėl ją šiek tiek kamavo kosulys. Tačiau net ir tai jai nesutrukdė laimėti. Beje, pasak Loren, jos modernus šokis simbolizuoja laisvę. Holivudo aktorių porelė Demi Moore ir Ashtonas Kutcheris regis nori sudaryti taiką. Tai liudija ir neformalus Ashtono prisipažinimas, jog jis klydo. Nepaisant to, jog jie gyvena atskirai, vis tiek jie yra oficiali šeima. Jų dviejų gerbėjai tikisi, kad galiausiai pora susitaikys. Yra prielaidų jau dabar manyti, jog taip ir įvyks. Porelė kartu sutiko savo draugo rabino, kuris išpažįsta kabalą, Džehudo Bergo gimtadienį. Liudininkai teigia, jog pora ir vėl susijungė emociškai. Jiedu apkabino vienas kitą ir nepaleido mažiausiai minutę laiko. Taip pat Ashtonas Kutcheris pasakė išraiškingą kalbą, kurios metu prisipažino, jog priskaldė malkos, skelbė vienas Rusijos dienraštis. Tai, jog pora eina susitaikymo link, liudija ir faktas, jog Ashtonas Kutcheris su ašaromis akyse kalbėjo. Pernai aš padariau baisią klaidą. Jo balsas drebėjo, o po savo kalbos Holivudo aktorius apsipylė graudžiomis ašaromis. Susirinkusieji neliko abejingi tokiam emocijų sprogimui. Jie plojo, o Demi, pasak liudininkų, net išsižiojo iš nuostabos. Taip pat Demi Moore savo socialinio tinklapio Twitter anketoje 2 kartus užsiminė, jog yra pasiruošusi atleisti neištikimam vyrui. Ji rašė, jog visi daro klaidas ir tai nėra žmogaus žlugimas. Scabba-doo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 -d